Sveiki, rugpjūčio 1 diena, 10 valandų 20 minučių, 4. treniruotė. Čiobiškis, 15 km. Atvežiau 71 paukštį. 55 šiųmečiai jaunikliai ir 16 pernykščių vėlyvų, kurie nedalyvavo varžybose. Štai matau, susijungia į du būriai vieną. Bandau priartinti, kas čia matysis. Oras gražus. Laipsnių šilumos rodė važiuojant, 19-20. Vėjukas nestiprus, kaip matot, giedra. Na, paukščiai kompaktiškam būryje. Tolsta ir nutolsta, bet turėtų labiau į tenai skristi. Kągi, važiuosiu, laukit tęsinio, Gediminas, šalia Čiobiškio, žiūrėsim kaip grįš. Taip, 10:45, tik atvažiavau, paukščiai jau suka ratą virš balandinės. Greitai jie čia susisuko. Nu, antrą kartą iš tos pačios vietos leidau. Tai netoli, čia 15 km pasisukios ir paskraidyti nori. Na, štai kaip gražiai. Būriu. Einam. Taip, reikia duoti paleisti. Tokia treniruotė, rugpjūčio 1 diena, 4. treniruotė. Na, kitą kartą reikės leisti iš kitos vietos. Gražus oras. Tiek žinių. Gediminas, Bogoslaviškis. Sėkmės gyvenime ir gerų emocijų su paukščiais. Gėrio ir taikos. Iki kitų susitikimų. Dėkui, kad žiūrėjote.